Esame Parnų lenktynių trasoje, šiandien turėjome treniruotės ir taip pat sulaukiau svečio Justino, kuris yra Igneros projektų vadovas ir Optime Schaefflerio daviklių atsakingas žmogus, kuris įrengia daviklius gamyklose. Justinai, man iš karto kyla toks profesinis klausimas. Mes savo Mercedes'e varžybų metu ar treniruočių metu matome apie virš 70 gyvų parametrų, ką veikia mūsų automobilis, ir ten yra davikliai, kurie parodo temperatūras, greičius ir taip toliau. Ką parodo ir kiek daviklių yra pas tave paskutiniam tavo projekte? Sveikas, Justai, tai malonu, ačiū, kad pakvietei. Kalbant apie projektus ir daviklius, tai viskas priklauso nuo kliento ir kliento poreikio, kuriem tos įrangos, kokią įrangą jis nori stebėti, kuris nori stebėti, tai projektas gali prasidėti nuo vieno vienintelio daviklio. Okay. Ir gali išplisti iki 100-200 priklausomai, kaip pagėdauja klientas. Kur paskutinis tavo projektas vyko? Paskutinis projektas vyko medžio apdirbimo įmonėje. Tarp kitko, degimą pradėjau vakar ir baigiau. Per maždaug 4 valandas klientui pajungėme 40 vienetus daviklių. Supratau. Ką šitas mažas davikliukas gali parodyti ir kiek daug naudos atnešti? Tai pagrindas, kaip pačių daviklių pagrindas yra temperatūros ir vibracijos. Jie matuoja įrenginio vibracijas, temperatūras. Tos vibracijos jos yra įskirstytos į vibracijų dažnius, būtent 7, ir kiekvienas dažnis yra atsakingas už tam tikro gedimo aptikimą. Tai gali būti guolio gedimas, gali būti kavitacija, disbalansas ir taip toliau. O kas nustato, kaip veikia ta sistema? Iš kur jinai žino, koks tai gedimas? Tai būtent, kaip ir minėjau, yra tam tikras vibracijos dažnis ir visa analizė yra atspindima kompiuteryje arba telefone, tai tarkim, ką jūs... Tai čia kaip dirbtinis intelektas? Taip, būtent, tai yra dirbtinis intelektas. Kaip pas jūs, būtent, jūs turite savo specialistus komandoje, taip, kurie stebi duomenis, analizuoja ir tau praneša, kad galimas gedimas ten, grįžk į pietus. Taip. Tai mūsų atveju visą informaciją sukramto dirbtinis intelektas, tai faktiškai klientui nereikia turėti jokių specialių žinių apie vibracijas, ką tos diagramos rodo, ką tos vibracijos reiškia, jis gauna informaciją 2-3 savaitės prieš įrangai sugestant. Atrodo, kad tai labai pažangi technologija ir kad ją sudėtinga įrengti kažkokiam tai galbūt net ir nebūtinai pačiam naujausiam projekte, kažkokiam senam, kaip tu sakai, medžio apdirbimo staklės, dar kažkas. Ar yra sudėtinga įrengti ir ar bet kur galite jūs tą padaryti? Iš tikrųjų, įrangos pajungimas pas klientą yra labai paprastas, nereikalaujantis daug laiko. Pats pirmas dalykas, ką paminėčiau, tai kas sutaupo daug laiko, tai nėra laidų, tai yra bevėlė sistema. Tiesiog šitas įsistato, jisai kažkokį turi bateriją savyje, akumuliatorių. Taip, tu tiesiog pasiruoši montavimo vietą, telefono pagalba aktyvuoji daviklį, jį sumontuoji, viskas įranga veikia, įranga siunčia duomenis ir kitas dalykas, nereikia jokių konfiguracijų. Okay, viskas yra jau taip sustatyta, kad paprastas vartotojas galėtų visiškai pilnai suprasti ir neturi būti jokių... Faktiškai galėčiau tau parodyti vieną kartą ir tu kuo puikiausiai galėtum sumontuoti įrangą pats. Justinai, pabaigai blitz klausimas. Iš tavo patirties su Schaefflerio Optime, kas tokio įsimintiniausio ir įdomiausio galbūt yra įvykę dirbant su šito produktu? Tai aš manau, turbūt svarbiausia klientų atsiliepimai. Bendraujant su klientais po įrangos pajungimo, kai klientai naudojasi įrangą jau pusę metus ir tiesiog bendraujant su jais, jie pasakoja, kaip būtent davikliai, kurie atsiuntė pranešimą, sureagavę, išgelbėjo juos nuo prastovų, kurios dažniausiai pramonės įmonėms kainuoja tikrai didelius pinigus. Žodžiu, vieną kartą įsirengęs, tu į ateitį pasikloji saugesnį. Investicija tikrai atsiperka ir tuo įsitikome ne iš vieno, ne iš 2 ir ne iš 3 klientų ir gal tokį patirtim klientą norėčiau pasidalinti, tai būtent kalbėjom su vienu klientu, kai
Klientas pasakoja, kad gavo būtent pranešimą, kad į telefoną, kad yra sukilusios temperatūros, guolis kaista. Pasirodo, problema buvo visiškai ne guolyje. Problema buvo filtre, kuris būtent aušina guolį, o ant filtro daviklio nebuvo. Tai faktiškai daviklis nustatė gedimą ten, kuris nėra sumontuotas. Okay. Skamba neblogai. Ačiū Justinai, kad atvykai į mūsų trasą ir iki susitikimo. Ačiū, kad pakvietėte.